atskridom į šalį su numeriais mašinos kupriniai, tenais niekas neprisiklyso, nors numeriai labai ilgi. Kaip žinia, nemėgstu lėktuvų, tai labai didžiuojas išgyvenus labai ilgą kelionę. Nieko visiškai nebuvom labai suplanavę, pradėjom planuoti kelios dienos prieš, o čia kiek vakar surinkom nakvynę, tai dabar eisim ir bandysim susirasti, kur yra ta mūsų nakvynė, nes mums keitė ten tą vietą kelis kartus ir panašiai, tai dabar leisimės peškom ieškot nuo oro uosto Barselonai. Taip. Aurimas keliau. Reikia surasti mums, kur yra mūsų nakvynė. Po praeito karto, kai parsivarėm Mazdą, tai labai daug kas klausė, ar su šitais kartoniniais numeriais galima parvaryti mašiną iš užsienio ir labai daug kas sakė, kad nelegalu. Tai klysta, iš tikrųjų visiškai legalu. Yra atvirkščiai. Čia būtent yra metodas, kaip automobiliais iš užsienio važinėti. Šiaip, aišku, jie būtent traktuojami parduoti į užsienį, bet būtent užsienį su jais ir yra legalu važinėti. Tai mes darom tik tai atvirkščiai, grįžtam su jais. Ir einam ne į tą pusę. Okay. O kokią 3 kilometrai, kiam 2 minutės, Galėjom išsikviesti taksą, bet pasirinkom eiti, susipažinsim su apylinkę. Mes kaip iš savo kaimo atvažiavę, taip mėgstam. Pasivaikščiot. O kokią mašiną, tai pamatysit. Rytoj dabar dar nieko nesakysiu. Viską pamatysit. Ir kelionės tikslas irgi buvo šiaip ne mašina, tai viską pamatysit. Kažkokiam labai natūraliai vietom šiaip tai vaikštam. Ką? Upė. Čia yra tai, ką Aurimas vadina upė. Aš jaučiuosi taip, kad čia galėtų mus kažkas pasikrauti bagažinę ir išvežti ant organų. Tai va, važiuosi mūsų kambarį. Mus pasitinka štai toks koridorius. Veidrodis, visa kita. Čia tokia svetainė. Telikas. Ir kas yra keisčiausia, kad čia yra tarsi vienas butas, kur daug kambarių, bet kiekvienas turi kambarys dar tipo savo tos... Turim pieninę. Dalykėlius. Sveikatą. Pirmą kartą su ant tiek keistam, nežinau, Airbnb. Aš bijau, kad čia yra pelių. Labas rytas, tai visgi čia yra ne užkaltus. Neužkaltus langas. Taip atrodo mūsų vieta, kurioje nakvojom dieną. Išėjom, dar net 8 nėra, laukiam, kol atidarys parduotuvę, nes žiauriai norėjom atsigert, bet kiek Aurimas pašnekėjo su mūsų kambariokėm, butiokiam, nežinau kaip padint, tai sakė, Barcelonų iš krano vandens niekada negeria. Tai nusprendėm nerizikuoti ir tiesiog ėjom miegoti visiškai dehidratavę, dabar laukiam, kol atsidarys parduotuvę, kad atsigert vandens, miegojom gal kokias, nežinau, 6-5 valandas. Ir tai jau yra geriau negu praeitą kelionę Vokietijoje oro uoste miegojom 2 valandas. Nors ir jautiesi vis dar labai pavargęs. Turėjom labai daug problemų su transporto suradimu nuo čia iki ten, kur turim pasiimti mašiną, nes šiandien turim pasiimti mašiną. Atsidaro mūsų vandens šopas. Visą laiką mums cancelino raidus, dabar kaip atseptino raidą, tai mes jau nebenorim važiuoti su tai žmonėm, tai bandysim nuvažiuoti traukiniu, nes šitas tai labai skeminis atrodo ir kažkaip nepasitikim, tai atšūkiam ir bandysim ieškoti traukinių. Tai pasirinkome iki traukinių stoties neeit, o atvažiuoti su taksi ir tai buvo pats geriausias sprendimas, nes važiavom ir per kamščius ir labai įvairiais tokiais keliais, kur eiti būtų buvę karšta. Atvykom tą pagrindinę stotį, tikrai daug žmonių, atvarom pavalgyt labai tradiciškai. Valgom McDonald'ą, bet kad būtų įdomiau, tai pasistengiau paimti kažką, ko pas mus nėra, tai kažkokią mėsainį su peperoniu. Jo. Paėmiau bulves, kurios buvo tipo sour cream ir aš galvojau, kad jos ir bus sour cream, bet čia buvo tiesiog prieskoniai. Kas visai įdomu, nes šiaip jie nėra sūrus visiškai. Valgysim ir bandysim įsiaiškinti, kaip nusigauti iki Leidos, kur yra mūsų automobilis. Taip pavyko važiuoti traukiniu. Labai oriai tikrai šalta vėjas, gera. Keičiasi vaizdas, nematau, nerodo.
žodžiu, gan greitai. Važiavam dabar ant 2.20 ir jo, bilietai kainavo šiaip po 25 eurus, važiuosim 2 stoteles. Tai faktiškai kaip pavalgęs McDonald's, žmogui čia kainuoja nuvažiuoti. Jo, labai brangiai. Vykom į Leidą, tai visai atrodo, kai čia išlipom kitoks miestelis, toks mažesnis, jaukesnis ir keliausim dabar iki vietos, kur mus pasiims ir paveš iki Aurimo naujo pirkinio. Tiesiai gatvelio, ta kairiau gatvelio. Žiauri karšta, plus 30 dabar yra dar ne taip ir vėlų, pirma dienos. Tai jo, neįsivaizduoju ir kaip ateinantį savaitgalį mums teks daugiau pasikepinti. Šiaip visus daiktus labai patogiai susirašau, nes buvau prisiskaičius, kad labai nemažai vagysčių yra Ispanijos vietose, kur yra daug žmonių. Tai šiaip visai neblogai viską užsirašau. Labai patogu, nieko nepametu, manau šitas tipsas labai tinka ir jeigu varote festą ir būsit neblaivus, galite išmėti daiktus, tikrai labai pravers. Vyksta labai įdomiai, žmonės nerodo posūkį, ignoruoja šviesas raudonas, visiškai atrodo, nes taksistas pas mus per šalį, kad visi apsisuko, kai atvažiavo paimti ir šiaip jau esame matę tiesiog priparkuotų mašinų random, visiškai ant žolės, ant nieko, iš žiedų išvažiavo, tiesiog numetė ir paliko. Va tokiu oru mes čia esam, ta prasme. Rytoj grįšim į Barceloną ir tenais jau bus biškė tak plačiau, ten jau bus vėl 26, 27, ar bent jau labai tikiuosi. Tai va, naktį nakvojom Leidai, labai fainai ten pasibuvom, pasivakarieniavom. Aurimas pasiėmė šį aparatą, kuris buvo nupirktas iš anksto ir dabar jis yra pilnai jau suruoštas, kad jame būtų galima nakvoti, nes jame gyvensim. Ir padarėm tai, ko dauguma visiškai nerekomendavo, tai su mašina atvažiavom į Formulę 1 Barcelonai. Iš tikrųjų buvo labai sunku susinaviguoti, kur čia tą mašiną pastatyti, kaip čia ją palikti, bet džiaugiamės, nes visą kelią keliavom su kondiške, gana patogiai, visi daiktai čia, nes reikia ir kėdžių, ir skėčių, ir visko, tai nebus labai toli nešti, bet labai mažai. Šiaip visą laiką sakiau, kad labai daug kas Ispanijoje kalba angliškai ir mane tai stebino, tai vat, kai čia atvarėm, niekas nekalba angliškai, sunku susinaviguoti trasoje, visą kitą, niekas nešneka angliškai. Nu ir dabar keliaujam toliau. Lyginant su vakar, tai čia net nėra baisiai karšta. Kokia 2.6 gal dabar, bet žiūri karštą, viską apspyliau vandeniu. Dabar atrodo jau biškį vėsiau, nežinau kaip čia Aurimas taip apsirengęs. Gana šilta iš tikrųjų. Ketina išgyventi, nes reikia vis tiek pasinešti ir skėčius, ir kėdes ir bandysim ieškoti vietos. Užkimau, nors taip karšta. Šiltam klimate. Ant kondiškių. Visą laiką ant kondiškių, jo. Atėjom ten, radom maistą, gėrimus, viską, bet supratom, kad ten tik tai tos tribūnos. Šiaip iš tikrųjų, jeigu norit, kad ryšliai viską kažkas papasakot, tai Aurimo video reikia žiūrėti, ne mano. Tada grįžom. Pamatėm, kad čia sėdi žmonės ir iš tikrųjų išsibazavom čia po medžiais, žiauriai fainai, kad pučia vėjas. Rytoj į kvalifikacijas galvom nueiti ten, nes reikia ten perėti tunelį, bet dabar tai tiesiog nesinori kepintis labai, nes ten mažai pavėsio, o čia daug pavėsio ir daug vėjo. Biškai vėsiau, rytoj vat bus orų. Rytoj netgi vėsiau biškai nei šiandien, bet poryt bus dar karščiau. Mokamo vandens ir čia net... Normaliam evente, ne kaip ultraise, kur po 3,05 €, po 5, ne po 3, po 5 €. Ir netgi čia yra tokie, nežinau, ventiliatoriai, kurie drėgmiai tave purškia, kas labai fainai, nes tikrai labai atvėsina. Taip, skrandėje vienas alaus ir yra 4 ašmeliai čia kažkokie kiaulienos. Ir čia, nežinau, čia kažkoks tai dalykėlis jūros gėrybės. 70 €. Kai pamatė kainą, jau norėjau nebeimti, bet jau buvo too late. Čia yra jūros gėrybės. Ir šiaip žiauriai skanu. Brangiausius, kurias kada nors gyvenime valgysim. Bet darom vis tiek taip paskutinį kartą. Daugiau maisto atsinešim, nes galima atsinešti maistą.
Ir aš tiksliai negaliu pasakyti, kas atsitiko čia, bet kadangi pirmas mano iškeliavimas ir filmavimas su kamera, tai kažką matyti neteisingai pasirinkau. Ir štai čia mes neturime garso. Bet nesijaudinkit, čia tik tai trumpa voiceover Robertos pertrauka ir neužilgo video vėl turės garsą. Man atrodo, vis dėlto filmavau su sulėtintu režimu, dėl to taip viskas ir išėjo. Taip pažiūrėjom tenais praktikas. Ir tada keliavom į savo kempingą, atvykom į kempingą, štai taip jis atrodo, čia gyvena kemperiai, palapinės ir didesni automobiliai, štai taip atrodo mepas, nes kempingas yra labai labai didelis, tai visur yra ir dušai, ir tualetai, baseinas, žaidimų aikštelės, restoranai, viskas. Šitaip atrodo mūsų automobilis jau su pripustu čiūžiniu ir viskas jau yra čia paruošta nakvojimui. Iš tikrųjų tai labai labai džiaugiuosi lokacija, kurioje apsistojom, jau vien todėl, kad iki jūros nueiti buvo, nežinau, gal 6 kokios minutės, visiškai nekaršta, kadangi gyvenvietė yra arčiau jūros, tai labai daug vėjo ir oras tikrai labai gaivus, ypač kai visą dieną praleidai saulę. Šita nuostabi Honda turi savyje integruotą stalą. Tai va, darysime dabar valgyt, vakarėja jau netgi vėsu. Net jau sustriukė su Aurimas ir jau pilnai apsirengęs. Daromės pusryčius rydanai ir pietus trasai, nes daugiau nepirksi maistą už 100 eurų. Atsikėlėm, aš jau visai neblogai mėgau, Aurimas man atrodo blogai mėgojo. Bet jo, dabar atsikėlėm 6, dabar yra be 17 ir mums jau liko 21 minutę važiuoti iki trasos. Tai iš tikrųjų jau beveik atvykom, pasižiūrėsim, kiek žmonių bus šiandien tam. Nuo tokio ankstyvo ryto, kai iš tikrųjų kvalifikacijos, man atrodo, 3 prasideda. Sustojom degalinę, kol vykome mašinui pasidažiau ir pašturmanavau. Dabar Aurimas žiau supilt kūro, kai kuriuose degalkėse kūras kainuoja €5 kažkelis, kai kuriuose €18, tai visai kitaip. Ten matau Vemę, žmogus, žinokit, net Vemę atrodo su akcentu. Ten keliai yra pakeisti, uždaryti policijos, ne visur galima pravažiuoti, valandą laiko sukinėjomės ratais, nes mums taip nurodinėdavo. Vienam žiedė nurodydavo važiuoti kitą išvažiavimą, pavažiavus tiesiai privažiavus kitą žiedę liepdavo grįžti, kol Aurimas tiesiog susinervavo ir pats paaiškino kelią vienam iš tų žmonių, kurie turėtų bus naviguoti. Biškai pakeltų balso tonų paaiškino, kad mums reikia važiuoti čia tiesiai, kur uždarytas šlagbaumas. Ir tada žiauriai paprastai bičias atidarė šlagbaumą ir mus praleido. Reikėjo iš karto tiesiog pakelti balso toną, mes per daug polite esam. Susirinkom kėdes, keliaujam į trasą. Bandysim rasti šiandien kitokią šiek tiek vietą negu vakar. Gal su daugiau kažkiek matomumo. Atrodo pagal parkingo tuštumą, kad žmonių dar nėra crazy daug. Tai pasižiūrėsim, kaip mums seks. Galimybės įsinuomoti kempingui vietą čia prie pat trasos. Ten iškart yra vartai. Bet nežinau, kaip plus tram 6 kokie, čia kepintis toj saulė be jokio pavėsio. Tulkiai yra tie, dušų normalių irgi nėra. Manau, kad mūsų vieta, kur mes kempinam, yra 1000 kartų geresnė. Esnę vietą suradom. Bet ir jinai yra žymiai labiau ant saulės, tai dabar yra apie 8, gal pusė 9 ryto, bet jau tiek žmonių laukia. Kai tuo tarpu lenktynės prasidės kvalifikacijos 3, man atrodo. Per daug savižudiška, nes nuokalne nėra visiškai jokio vėjo, kepina saulė tragiškai ir jau atrodo pradeda daryti tiesiog nuo karščio blogai iš esmės, tai nusprendėm, kad geriau pabūsim šiek tiek vėsiau, o jeigu jau labai norėsim kankintis, tai rytoj yra ta kančios diena. Visiškai nesijaučiu nieko, kad
būtume praradę pakeitę vietą, greituškas maršrutuoja pirmyn atgal, tiesiog kreizas, tie žmonės ten turbūt kepa perkista ir žiauriai blogai. Labai džiaugiuosi, kad Aurimas taip pat yra nusiteikęs pasirinkti labiau komfortą, kad būtų smagu, o ne svilinti saulėj, kad nori ten pamatyti labai geriau ant vieno posūkio gal tas lenktynes. Ir šiandien, tarp kitko, dar tik kvalifikacijų žmonių vis daugėja ir daugėja. Aš jau bijau pagalvoti, kaip mums reiks iš čia išeiti, nes šiaip iš viso būna susirinkę lenktynėse 300 000 žmonių. Tai jo, masės jau kosminė. Ir susitvarkė oras. Nu dabar jisai toks normalus. Tai jeigu rytoj, o žada rytoj tokį pat orą, bus taip, tai mes bandysim kažkur čia įsibazuoti. Vėl, kad matyt monitorius. Bet šiaip tai jo, dabar tai magiškai faina. Žmonių nesiliauja eiti, tiesiog žmonės eina ir eina ir eina ir eina. Mes realiai laukiam kokių jau 15 minučių ir minia nemažėja. Ta prasme, Aurimas jau dampilnėjo tepalus, nes ant tiek neturi ką veikti. O kažkam festivalį, kur yra daug žmonių, pamirškit, o čia yra daug žmonių. Tai dabar reikia laukti štai čia. Toli nuvažiavom, labai toli, kokius 200 metrų. Ir panašu, kad taip ir bus čia kuris laikas, fok. Žodžiu. Nefokusuoja kamerą, bet važiuosim ilgai taip lėtai. Diena šiandien čia. Optimistiškai atvarėm, šiaip net prieš 8 buvo, gal pusę 8. Žmonių žymiai daugiau negu vakar buvo tokiu metu. Žmonių dabar yra panašiai tiek, kiek buvo vakar vakare. Šiek tiek aršiau sėdėti ant praipurių, bet šiandien, nu čia labai sunku, kad matytųsi padaryti, bet crazy daug ir net čia jau sėdi žmonių ir ten toliau jų dar daugiau. Ruošiasi lenktynėm, tuoj prasidės lenktynės ir tuo tarpu nusprendžiau pasižiūrėti peizą. Peizas aplink mus, tiesiog katastrofiška, aplink trasą niekur neįmanom privažiuoti. Jo, turėk omeny, kad tai yra labai didelis plotas, ne kažkoks stadionas, čia žiauriai didelis plotas. Įvažiavom visiškai kitaip, nei vakar ar užvakar, bet šį kartą tiesiog atvažiavom ir sakėm, kad mums reikia čia būti ir jie mums iš karto atidarė vartus. Nes atrodo, kai paklausi, kur yra įvažiavimas, tai jie angliškai labai ilgai užtrunka, kad tau kažką atsakytų, bet kai mes šiandien tiesiog daug griežčiau pasakėm, kad mums čia reikia būti, vartai atsidarė kaip pat. Kolonėliai žodį gazolin, o Aurimas suprato neteisingai ir mes apmokėjom dizelį, nors pas mus benzinas. Ir dabar labai kain žmonės sutiko tiesiog pasikeisti kolonėliam su mumis, užpilti tą patį kiekį, apsikeisti. Crazy. Mes bandom skambinti, aiškintis, niekas neveikia, mums kažkaip, tragedija. Žodžiu, kelionė atgal bus dar įdomesnė, nusprendėm šiandien išsimiegoti. Užbukinau Airbnb, neatrašo hostas. Karočią. Vykstam į Prancūziją, oras fiziškai kitoks. Fiziškai pradėjom
iš Ispanijos ir lietus, debesys ten tolumoj netgi žaibuoja kartais. Kad kertam sieną. Nežinau, navigacijų šiaip nerodo, paminėti. Bet jo, panašu, kad perkertam sieną. Taip labai gražu, visur kalnai. Kaip ir Ispanijoje, iš esmės. Tik žaliau ir... Taip, tik ne taip geltona ir ne taip išdžiūva. Ta fūra taip užspygina žmogus. Labai gražu. Išsivalėm langą. Ką? Išsivalėm langas. Wow, visą laiką man tarp milžiniškų kalbų važiavam ausis užgulę. Ja. Prancūzija. Tai vakar jautėmės iš tikrųjų tiek peršalę, tiek perkaitę, žiauriai pavargę ir nusprendėm, kad geriausiai išeitis yra stot Prancūzijai, išsimiegot ir išsimiegojus tęsti kelionę. Ir šitas video tada atsisveikinu su jumis ir susitiksim kitam video, kur tęsim kelionę per visą Prancūziją. Jo, pas mus ganėtinai parškanti mašina šiuo metu yra. Tai jo, apie viską kitam video.